Sveiki, čia Bratukas ir jo jau ketvirtasis YouTube'o epizodas. Važiuojam! Taip, o ko galite tikėtis šiame YouTube'o epizode? Taigi, sėsime į laiko mašiną ir pasikelsime į laiko kelionę. Tai nusikelsime į 1950-uosius ir apžvelgsime namų tendencijas, kaip tada buvo statomi namai. Ir taip po truputį keliausime link šių laikų tendencijų. Kuo skiriasi namų statybos tada ir dabar. O kur aš lenkiu ir ko atvažiavau į kaimą? Tai kaime turim sodybą, kuri buvo pastatyta 1950-1956-1957 metais. Tai neviniosiu į vatą ir pristatau. Šiandien apžvelgsime štai šį namuką ar trobą. Pažiūrėsime, iš ko buvo padaryti pamatai, kokios medžiagos naudotos stogui, šiltinimui, kokie būdavo langai. Taip po truputį perėsime visus etapus, taipogi užeisime į vidų, pažiūrėsime, koks ten buvo išplanavimas, keliausime link 2025 metų. Manai, kad bus įdomu? Aš manau, kad bus įdomu. Žiūrim. Prieš pradedant visą veiksmą noriu labai pasidžiaugti ir jums padėkoti. Labai aktyviai pasubscribinot Bratuko kanalą, spaudžiat širdeles, aktyviai komentuojat ir padedat man taip augti ir tobulėti. Kai aktyviai įsitraukėt į tą mano procesą, tuos mano video, tai man pačiam būna toks paskatinimas ir motyvacija nesustot ir toliau kept vidosikus. Nepamirškit pasubscribinti Bratuko kanalo ir paspausti širdelę po šiuo video. O kai Bratuko kanalas surinks 10 000 subscriberių, jūsų laukia maža, o gal net didelė staigmenėlė. Taigi, važiuojam, nestabdom. Na tai ką, sveikučiai, mėlieji, laikas pajudėti į kaimuką, į Bratuko kaimuką, mano mylimiausia ir nepakartojama kaimuką. Dabar pajudėjau iš Vilniaus. Telefone rodo valandas 7:30, o mašinos skydelis rodo 8:30. Kodėl taip yra? Nes šiąnakt reikėjo pasukti laiką valandą atgal. Daug kam nepatinka tas laiko sukimas, daug kas skundžiasi, bet yra kaip yra. Kol reikia sukti, tol ir sukam. O šiaip žinote, kodėl buvo apskritai įvestas tas laiko sukinėjimas? Tai kažkur prieš 100 metų padarė šitą laiko sukinėjimą tam, kad senovėje žmonės sutaupytų pinigų ant elektros, nes elektra buvo labai brangi. Tai tiesiog pasisukinėdavo tą laiką taip, kad kuo ilgiau būtų šviesu. O dabar tai labiau kaip tradicija išlikus ir manau, tą valandą pasukimas jokios įtakos nebeturi jau tam elektros taupimui. Tai va, aš šaunu juodos kavytės, atsigaunu, opa, čia kažkoks įvykis. Kažkas čia gerai skrydo ką tik. Na, kaip matom, laiko pasukimas ne visiems išėjo į naudą, greičiausia laiko nepasuko ir labai kažkur skubėjo. Tai važinėkit atsakingai, neviršykit greičio ir neskubėkit gyventi, vis tiek niekur tu nenuskubėsi. Tas skubėjimas perdėtas gali turėti labai prastų padarinių, kuriuos ką tik matėt patys. Tai mes pagaliau jau atkarpoje, kelyje Vilnius Molėtai ir sugalvojau, mesiu savo tokį iššūkį, važiuosiu ne tuo senuoju Vilniaus Molėtų keliu, kur visi dabar važiuoja. Dėl ko ten važiuoja, tai kaip visi žinot, atkarpa Molėtai Vilnius. Yra remontuojamas kelias, tvarkomos dedamas naujas kelias, tai ten pristatyta 1 milijonas šviesoforų, prie šviesoforų kartais tenka laukti 9, net daugiau minučių, tai kaip seniau iki kaimo man trukdavo nuvažiuoti nepilnai valandą, tai dabar tas gali užtrukti net ir kokias 2 ir daugiau ir 3 valandas ten, jeigu nepataikai ant tų šviesoforų. Tai kaip būdavo tas seniau bairis, kur tavo tėvas, tai sakydavo, išėjo pirkti degtukų ir nebegrįžo. Tai šių laikų bairis, tai jei paklaustų, kur tavo tėvas, tai sakyčiau, išvažiavo iš Vilniaus į Molėtus ir taip dar negrįžo. Tai skaudus. Šaunam kavytės. Jei kažkaip pardavinėjat sklypus, tai paskambinkit man, aš labai ieškau šitoj pusėje. Jei kas nori kuo greičiau pamatyti, kaip Bratukas stato namą ir tą nerealų šou, kur jums net nereikės jokių televizijų, viską matysit Bratuko kanale, tai prašau, susisiekit, parduokit man tą sklypą, aš nesuprantu. Aš tikiu, kol kas dar tikiu savim, tikiu procesu, niekas veltui nevyksta, kaip sakant, vis tiek. Jeigu tu sistemingai dirbsi ties tuo, norėsi, ieškosi, tai ir surasi. Tai važiavom į tą atkarpėlę
Dabar yra lygiai 7:40 minučių ir pažiūrėsim, koks bus laikas, kai bratukas atsidurs kaimūkį. Kelias tuščias, nieks čia nevažiuoja, nėra tokių durnelių kaip aš. Privažiavome pirmąją šviesoforą ir man pasisekė žalia. Važiuojam. Kelias tikrai labai geras, mane tenkina. Gal net nebebus reikalo važiuoti tuo senu keliu, va. Parodysiu jum ir dabar visi pradėsit važinėti šitą atkarpą. Nu ką, nedaug pavažiavau ir būta prisišnekėta. Kaip suprantu, čia yra ne 6 minutės, o 600 sekundžių, kas yra daugiau nei 6 minutės. Taigi, negi važiuosi per raudoną. Nu, labai norėčiau. Šiaip žinau tokį lifehacką, kaip galima šitą atkarpą nuvažiuoti greičiau. Greičio akinius. Let's go. 3, 2, 1. Važiuojam! Na štai, iškart privažiavom antrą šviesoforą, čia jau labiau pasisekė. 3, 2, 1 ir varom! Čia va, ir tokiais šunkeliais tenka pavažiuoti, kas važinėja su žiemom mašinom, su bamsais, tai geriau nevažiuokit šitą atkarpą, nes paliksit savo visus tuningus, savo visas lūpas, visus pažeminimus. Eik tu šikt, 800 sekundžių. Nu, čia jau man nebepatinka. Hibrytė nemeluosiu, jau pradeda užknist ir greičio akiniai nepadeda greičiau važiuoti. Koja sutraukia. Tai va, laiką išnaudoju naudingai, tai prie kiekvieno šviesoforo galima padaryti rytinę mankštelę, jeigu dar nepadarėte. Gerai ir kūnui, ir sielai, ir laikas geriau prabėga. Prašiau bent kilometrą, tai kilometrą tik ir nuvažiavau, 7 minutės. O čia, kaip ir sakiau, yra tokių, kurie nelaukia, štai gyvas įrodymas. Per raudoną važiuoja. O ką, žmogus skuba, ką tu jam. Aš irgi galėčiau taip daryti, bet nedarysiu, nes yra įstatymai, yra tvarka ir įstatymų ir tvarkos reikia laikytis. Aš esu doras, kultūringas Lietuvos pilietis. Todėl stoviu ir laukiu prie kiekvieno šviesoforo po 10 minučių. Prie šito šviesoforo biškį pašoksim breiko. Breakdance is always breakdance. Yeah. Ką, judam toliau, tai yra stovim toliau. O, hebrytė, ką pastebėjau? Tai prieki šviesoforas, kuris pirmą kartą užsidegė žalią bevažiuojant. Yeah! Žalia šviesa. Lekiam. Ką tik šovė geniali mintis, kad nestovėt prie šviesoforų, užsidedu lempelę ir visi galvos, kad aš pareigūnas. Važiuojam. Policininkas Bratukas. 9 val. Ryto gautas iškvietimas. Policininkas Bratukas važiuoja į eismo įvykį. Pravažiavo. Ei, policija, kur važiuojat? Prašom sustabdyti automobilį. Policija. Nesustojo. Nežinau, nieks čia nepaiso tų šviesoforų. Aš nesuprantu. Galėčiau dirbti policininku tikrai. Gavau 10 su minusu. Tai yra 1000 sekundžių. Na ką, mėlyjei, šviesoforų maratonas baigtas. Davažiavau pagaliau Molėtus, tai kiek žinau, jau nuo Molėtų link mano kaimuko šviesoforų turėtų nebebūti. Išgyvenau šitą katorgą, užtrukau nei daug, nei mažai, lygiai 2 valandas. 2 valandas kelionė nuo Vilniaus iki mano kaimo. Sakyčiau, tikrai gana solidu. Čia mūsų žemė, mūsų tėvynė, čia kvepia duona mus kasdieninė. Čia mūsų žemė, mūsų tėvynė, čia kvepia duona mus kasdieninė. Kur tik pažvelgsi, vaizdai spalvingi, javai žaliuoja gražiai aplinkui. Čia mūsų žemė, mūsų tėvynė. Vingiuoja upių, upelių juostos, nušvistus saulė, nudažo skruostus. Čia mūsų žemė, mūsų tėvynė. Taip, tai pats pirmas namo etapas būdavo pamatai. O seniau pamatai nebūdavo tokie kaip šiais laikais, tai ten griežtiniai, poliniai, juostiniai ir taip toliau. Manau, daug kas esate girdėjęs posakį, kad seniau namas stovėdavo ant 4
akmenų kampuose. Tai yra tiesa. Tai yra iš tikrųjų tiesa. Akmenys būdavo statomi ant kampų, tada viskas išlyginama, pasigaunami aukščiai ir ant jų būdavo surenkami rąstai. Ir nekartą esu girdėjęs posakį iš statybininkų ar kitų žmonių, kad čia dabar labai daug skiriama dėmesio pamatams, o seniau tiesiog ant 4 akmenų numesdavo tuos namus ir jie stovėdavo 100 metų. Žinot kodėl? Nes šiaip akmuo pagal gniuždymo savybės yra netgi stipresnis ir kietesnis už betoną. Negalima šiaip lyginti betoninių pamatų su akmenim, nes akmuo tikrai yra... Akmuo yra amžinas. Pastačius ant kampų po akmenį, toliau visas pamatas atrodo labai paprastai. Tai būdavo prakasami grioveliai, gilūs nebūdavo jie ir pripilama akmenų. Kam tai buvo daroma, kad į namą nepatektų jokios žiurkės, pelės ir panašiai. Būtent ši senelių troba buvo pastatyta 1957 metais. Čia močiutė sakė, kažkur turi būti iškaltas skaičius betone, bet dėja aš jo neradau. Taigi jis nėra pats seniausias ir technologijos jau buvo šiek tiek pažengusios, bet taip, šis namas dar yra senas. Tai namo sienos dažniausia buvo statomos rankomis iš tašytų rąstų. Dažniausia naudojama medžiaga buvo eglė arba pušis. O rąstai būdavo dėliojami vainikais, sujungiant kampuose specialiais įpjovimais. Iš karto pirma mintis, kad sunerti rąstai tikrai nebūdavo sandarus, būdavo daug visokių tarpų, ten koždavo vėjas ir panašiai. Tai kuogi būdavo sandarinami rąstai? Tai rąstus dažniausia sandarindavo samanomis, vilna arba samanų ir molio mišiniu. Būtent šiam namui mano močiutė pasakojo, kad buvo sandarinama samanomis. Tiesiog nueidavo į mišką, prisirinkdavo samanų, jas išdžiovindavo ir kai nerdavo rąstus, paklodavo samanų sluoksnį ir dėdavo rąstą po rąsto. O namų šiltinimas irgi atrodavo labai paprastai, tai ten daug dviračio neišradinėdavo, dažniausia naudojama medžiaga būdavo spaliai, šiaudai arba molis. Aišku, tie patys rąstai, jeigu būdavo tvarkingai padaryti, sandariai sunerti, tai jie gana gerai laikydavo šilumą. Na, o miestuose jau gyvendavo turtingesni žmonės, turtuoliai, tai miestuose statydavo jau nebe iš rąstų, būdavo statomi namai iš raudonų plytų. Statomos dvigubos, o kartais net trigubos sienos. Tikrai daug kas esate matę raudonų plytų pastatus, nes iki šių dienų jų išlikę miestuose labai daug. Tačiau jų kondicija nebėra tokia gera kaip rąstinių namų. Rąstiniai namai išsilaikė geriau. Stogas. Kokios medžiagos vyravo statant ir dengiant stogą? Oi, ne mano amžiui jau laipėt. O Jėzu, stabilumas. Gal nenusijobinsiu. Jei nukristos kopėčios apatinės, tai taip ir žinokit. Šiferis, traška, braška. Ko gero, patys seniausi būdavo šiaudiniai stogai. Ilgi rūgių šiaudai surišami į guzes ir taip tvirtindavo prie stogo karkaso. Tokia stogo danga gana gerai šildė žiemą ir kvėpuodavo. Tačiau tokiam stogui reikėdavo gana daug priežiūros ir jį keisti reikėdavo kažkur kas 15-20 metų. Amžinas jis tikrai nebuvo. Kita danga dar buvo skiedros. Mediniai lentelės tipo stogai. Naudojo rankom tašytų medinių skiedrų gabalus. Dažniausiai dėdavo 2 ar 3 sluoksnius, kad nepraleistų vandens. Žemaitijoje dar gana gerai buvo paplitę nendriniai stogai. Tai principas būdavo labai panašus į šiaudinių, bet nendrės buvo tankesnės ir ilgamžiškesnės. Žemaičiai turėdavo galvą ir nendrių. Žemaičiai žemai, aukštaičiai aukštai, o dzūkų, dzūkų visai nematai. Nesupykit dzūkai. O jau turtingesni ūkiai ir miestai dengdavo iš čerpių. Išdeginto molio klasikinės raudonos čerpės. Tačiau, kas liečia čerpės, čerpė pati sveria ganėtinai daug, taigi jau reikėdavo sudėtingesnės ir stipresnės pačio stogo konstrukcijos. Na, o pokario metais būdavo labai populiari cinkuota juoda skarda, ilgomis juostomis ir tvirtinama vinimis. Gal kas esat matę, tikrai turėjot matyti. Na ir pagaliau priėjome prie pačio populiariausio. Tai mūsų legenda – asbestinis šiferis. Pats šiferis jau plačiau buvo pradėtas naudoti po karo, kai atsirado pramoninės gamyklos. Šiferį jau naudojo visur, tiek miestuose, tiek kaimuose. Tai buvo viena populiariausių stogo dangų. Dar iki šių dienų galite pamatyti daug pastatų su senu asbestiniu šiferiu, kuris, kaip dabar yra teigiama, yra nuodingas, ten turi kažkokių kenksmingų medžiagų, bet nežinau, visi užaugom prie to šiferio, visi dengiam tą šiferį, kvepavom to šiferiu ir visi gyvenam 100 metų. Tai klausimas, ar
jis buvo toks nuodingas, ar tiesiog čia yra marketinginis dalykas, kad parduotų naują stogo dangą ir taip uždirbtų pinigų. O būtent šiai trobai ir sudėtas asbestinis legendinis šiferis. Parodysiu iš arčiau, kaip yra dengtas pats stogas. Ir įvertinsit, ar geri būdavo seniau stogdengiai, ar nelabai. Tai žinot, kam buvo skirtos šitos kopėtėlės? Jom užlipdavo ir valydavo kaminus, kai jie užsikimždavo, nes kaminai kimždavos gana dažnai nuo suodžių. O ten va virš namo tas laidas tai yra žaibolaidis, kad į namą, kai trenkia žaibas, jis įsižemintų į žemę. Dabar čia man nulipt kažkaip. Oh my god. Tai eidavo laidas per visą stogą ir ateidavo į žemę. Ir čia žaibos trenkdavo ne į namą, o į žemę nukeliaudavo šiuo laidu, kuris yra vadinamas žaibolaidis. Senosios trobos dažnai būdavo statomos 2 aukštų ir į antrą aukštą užlipimas būdavo dažniausiai ne per vidų, o per lauką. Lauke pastatyti laiptai ir užėjimas į antrą aukštą. Kai vasaras čia leisdavau pas močiutę, tai visą laiką miegodavau antram aukšte. Kodėl? Nes dažniausiai grįždavau namo labai vėlai arba reikėdavo naktim išsliūkint pas chebrą, pas draugus ar pas mergas. Ir jeigu eičiau per vidų, tai išgirstu. O per lauką lipdavau net ne laiptais, o va tuo vakuolu. Išlipdavau per tuos bortelius ir nusileisdavau kuolų, lėkdavau į kaimą po laidais plaukais. Na, o kas toliau? Langai. Mediniai langai tai praktiškai būdavo vienintelis to meto tipas. Langų varčios ir rėmai praktiškai visada buvo daromi iš medžio, dažniausia eglė ir pušis. Langai buvo daromi rankiniu būdu, dažniausia vietinių stalių dirbtuvėse. Buvo naudojamas viengubas arba dvigubas stiklas, dažniausiai priklausydavo nuo pastato tipo. Paprastai, kaip čia matome, viengubas langas 3-4 mm storio stiklas. Arba būdavo daroma 2 atskiros varčios, atskirai atsidarydavo vidus ir laukas. Tai ką galima pasakyti apie šiuos langus, tai jų šilumos izoliacija žiemą būdavo labai prasta. Langai dažnai rasodavo ir užšaldavo iš vidaus. Kas turi senas trobas, greičiausia gana gerai žino, apie ką aš kalbu. Kaip seniau šią problemą spręsdavo žmonės? Labai paprastai. Langų siūlės kamšydavo vata, audeklu ar popierium. Forma. Dažniausiai stačiakampios formos, maži langai. O kodėl juos darydavo mažus? Kad kuo mažiau išeitų šilumos per langus. Tai ne kaip dabar moderniausiuose namuose, tai sienų nebėra, visur vitrininiai langai iki pat žemės. Fantastika. Va tokie va langai, ledas. Dauguma langų turėdavo langinės. Kam būdavo reikalingos langinės, tai kad apsaugotų nuo vėjo ir nuo saulės. Tai langai dažniausiai būdavo dažomi baltai, žalsvai, kartais rusvos spalvos. O dažoma būdavo ne tik dėl grožio, bet tai būdavo apsauga nuo saulės ir nuo puvimo. Ai, geri laikai. Gražus namai man tai seniau būdavo, visi tokie skirtingi, individualiai gražus, su istorija, su paslaptim. O dabar visi vienodi kaip antkapiai. Čia aš ir praleidau savo didžiąją dalį vaikystės. Reikia uždaryti. O dabar atidariau, nebeuždarau. Ir kabliukais. Opa! 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 Užuolaida. O čia to meto viena pagrindinių stiliaus ir grožio detalių. Tai yra kilimas ant sienos. Šiuolaikinė karta tikrai nesuprastų šio grožio paskirties. Nu, man tai gražu. Kaip paveikslas, bet realios paskirties, kodėl kabindavo kilimą ant sienos, ar tik dėl grožio, ar dar dėl kažko, tai aš tiksliai ir nežinau. Gal kas žino, tai parašykite į komentarus, kodėl kabindavo kilimus ant sienos, tik tai dėl grožio, ar buvo kažkokia tai aiški paskirtis. Nu, bet gražu, nesakykit. Gal aš ir namie pasikabinsiu. Štai sena medinė lova, kurioj aš dažniausiai ir miegodavau vaikystėje vasarom. Ir gera būdavo, ir patogu. Geri prisiminimai užplūsta, neslėpsiu. Tikrai kaimas tai yra mano širdį, kaimas tai aš esu kaimas. Blemba, dar žinokit, šiek tiek dreba kojos. Aik, tu na, vos neužsiplojau, ką tik, žiūrėkit, va. Matot? Lenta. Jaučiu net baltas visas, pizė, kojos dreba. Tai žinot, kas ką tik atsitiko, va, lipau ant šito gonkelio ir išlūžo lenta. Va, dėjau va čia koją ir nulūžo lenta va šita. Tai va, kodėl nepatartina laipiot po senus medinius pastatus, ypatingai laiptus kopėčios, nes medis pūna. Ir nedaug trūko, kad būčiau prisiplojęs aš čia gerokai, o atvažiavau vienas. Ačiū Dievui, blemba. Nutirpo net rankos visos.
Tai va, žodžiu, va čia va išėjau į lauką, va čia va dėjau koją, įlūžo, tada virtau į va šitą rėmą, tai ačiū Dievui, kad jis iki galo neišlūžo, tai šiek tiek mane prilaikė, bet... Ai, tu savo. Taip galėjo ar pasibaigti bratuko karjerą. Tai šiek tiek nusiraminau, visas gyvenimas prabėgo pro akis, buvo tikrai nelabai malonus momentas, nežinau, viskas gerai, kas gerai baigęs. Šiandien mano angelas sargas buvo kartu su manim, reiškia. Tai toliau, šildymas, kuo buvo šildomi namai. Tai pagrindinis kuras, manau, visiems gana aiškus, seniau būdavo malkos, todėl dauguma ūkių visą laiką turėdavo ir, ne visą laiką, bet daugumą atvejų turėdavo ir savo miško, nes malkų jam reikėdavo tikrai gana nemažai, nes prakuriant visą žiemą, prašildint namus, tai suikvodavo nemažą kiekį malkų, o žiemos seniau, kaip žinot, būdavo tikros lietuviškos žiemos, minusiukas šokdavo ir iki -25, kartais net iki -30, daug sniego, ilga ir gili žiema. O šildydavo tai malkom kokiom. Dažniausias malkos būdavo beržas, alksnis, uosis, ąžuolas. Prieš naudojant malkas, ką reikia padaryti? Teisingai, malkas reikia paruošti. Kaip jas paruošti? Jas reikia išdžiovinti. Kad jas išdžiovintum, jas kažkur reikia sandėliuoti. Taigi visos trobos turėjo ką? Malkinės. Tai štai taip būdavo sandėliuojamos malkos, kraunamos į malkinę, viskas tvarkingai, gražiai. Malkinės tikrai būdavo gana nemažos, nes, kaip ir sakiau, malkų reikėdavo daug, o šilumą visi mėgsta. Dauguma trobų turėdavo vieną, o dažniausiu atveju netgi kelias krosnis, kad apšildintų visą namą, nes viena krosnis nepajėgdavo apšildyti visų kambarių. Tai krosnys dažniausiai būdavo statomos iš molio ir plytų. Štai čia matome viena krosnis, pečius, čia ir maistą gamindavo, ir šildindavo namus. Ir galime eiti į kitą kambarį, bus ten kita krosnis. Štai užeinam už mane, stovi dar viena krosnis, tai ši krosnis yra vadinamas stačiamalkis. Kodėl stačiamalkis? Nes į ją malkas reikėdavo dėti stačiom malkom. Tai dėl tokios elementarios priežasties čia ir vadindavos stačiamalkis. Tai kas dar būdavo labai populiaru prie tokių krosnių pečių, tai einam parodysiu. Tai štai prie krosnės, prie pečiaus dažnu atveju būdavo štai tokia plata. Kokia būdavo jos paskirtis, tai tiesiog čia žmonės atsikuldavo ir miegodavo, šildydavos, nes pečius šiltas, viena šilčiausia vietų name. Čia visos juškos būdavo, kurias reikėdavo atitraukti ir uždaryti užkūrus pečių. Taipogi šios vietos paskirtis buvo ne tik gulėti, čia dar būdavo kaip ir džiovyklė. Čia džiovindavo rūbus, gal retkarčiais ir kokius grybus ar dar kažką. Šiaip vaikystėje šita vieta, kai žaidavom slėpinių, tai būdavo pagrindinė mūsų vieta slėptis. Užsidarai. Kažkas krėtė. Kokia man dar viena įdomi detalė senose trobose, tai kad visas išplanavimas, štai matot, eismas ratu. Štai, vėl atėjau, nuo kur pradėjau. Tai visi kambariai buvo įrengti ratu, nebūdavo jokių koridorių, nieko. Štai, eini ratu, durys. Ir apeini visą trobą. Kaip dar būdavo bandoma išsaugoti kuo daugiau šilumos, tai buvo daromos mažesnės lubos. Mažesnės lubos reikia mažiau šilumos ir ji netaip greitai pabėga. Taip pat mažesnės lubos, mažiau durų ir mažesni langai. Nes tai pagrindinės vietos, per kurias pabėga šiluma, durys, langai ir pats išplanavimas. Seniau namus stengdavosi daryti praktiškus tiek iš šviesos pusės, dėl šilumos, viskas būdavo žiūrėdama į per taupumo prizmę. Štai dar matome vieną detalę, kai būdavo vedžiojama elektra. Tai elektros instaliacija ir išvedžiojimas būdavo labai paprastas. Viskas buvo vedžiojama per sienas, nieko neslepiant. Taipogi čia jau matote atnaujintas grindis, tai sudėtas laminatas, čia plytelės, bet prieš šias grindis dar man teko čia vaikščioti, kai čia buvo tiesiog molinė asla. Tai čia būdavo molinės grindys ir sausas molis. Ir kaip pasakodavo močiutė, tai būdavo labai sunku jas prižiūrėti, nes ten reikdavo trint, šveist su šlapiu vandeniu, pastoviai neždavo spurvas ir
Nu, tikrai būdavo daug vargo, o dabar tai čia jau viskas modernėja. Taipogi jau langai įdėti plastikiniai, iš lauko apkalta lentelėm, ten dar aš kaliau tom lentelėm. Šitas va špingalėtas tai bratukas su plaktuku. Va taip ir dirbau nuo mažų dienų. Statybioras. Va čia aš ir pusbrolis mano. Apkalinėjom namą naujom lentutėm. O matot, iš kokių lentų ir rastų buvo senosios sienos. Langai mediniai, čia jau sudėti plastikiniai, čia jau restauravom. Tai čia bratuko kaltas fasadas. Šito mediniam lentelėm, dažai jau nusitrynė ir daugumą lentelių tiesiog atšokę, nes biški naudojom per mažus vinukus. Labai daug tokių lentelių, o priežastis tai labai paprasta. Va, matot, naudotos va tokios va trumpos vinys ir tiesiog lentelės atšoko. Šlapia kėdė. Kaip šlapia. Oi, visa šikna šlapia. Pufiką kokį pasidėt. Opa. Tai va, kol aš čia filmavau, išalkau, tai sakau, reikia pasidaryti pietus. Darysim kaimiškus. Lašinioką. Sūdyti kaimiški lašiniokai. Ko dar ištrauksim, tai kaimišką juodą duoną. Kaip kvepia rugiais. Pjaunam duonas ir atsipjaunam lašinioką. Man balto lašinio už jokius pinigus neįkišdavo. Nevalgydavau, nemėgdavau, spjaudydavaus. Bet kai atvažiuodavau į kaimą, papjaustydavau lašinių, tai viską valgydavau. Ir skanu būdavo, ir čepsėdavau. Kaimiški lašiniokai. Dar atsimenu, senelis čia rūkyklą turėdavo, tai kai išrūkydavo šviežiai lašinių ar kumpio, tai nežinau, kas saugo kaime, kas turėjo rūkyklas, tikriausiai prisimena tą kvapą ir skonį šviežio lašinio, tai būdavo kažkas tokio. Dabar niekur neragavau tokių skanių nei lašinių, nei kumpių, nes dabar viską daro kuo pigiau, pramoniniu būdu, mirko visokiose nesąmonėse, o seniau būdavo natūralu, tikra. Ir čia paragausim lašiniukų kaimiškų su kaimiška duona. Skanaus hebrytė. Dar cibuliuko trūksta, bet dabar nėra derliaus, tai negalėjau pasiskint. O prie tokio stalo tai irgi, ko trūksta? Lašinys, cibulis, duona ir trūksta tik tai ko? Jūs nenaudėliai. Labanoro gyrioje ragana gyvena, daro į samanę ir iš to gyvena. O žinot, koks čia pastatas? Čia yra prausykla, tai čia yra pirtis. Daugelis trobų irgi turėjo pirteles. Kodėl? Nes namuose nieks dušo neturėjo, nieks vonios neturėdavo ir vandenį tiesiog semdavosi iš balos, pasikaitindavo pirtelę ir čia būdavo vieta, kur jie prausdavos. Šitoj pirtelėje man teko irgi gana dažnai praustis, tai sena gera pirtis, kašiukas. Hopa! Aišku, dabar turim naują pirtelę, tai ten va matote. Va ten va nauja pirtelė, jau pagaminta, dabar nebeapsimoka patiem gaminti, atveža, pastato ir viskas, galėjau tą pačią dieną parintis. Na, o aš nebūčiau aš niekad nepasimokau, vos neprisiplojau ant tų laiptų, dabar bandom šį lieptelį, gal čia įlūšim. Neįlūžau. Tualetas, tai tualetų irgi nebūdavo namie, tualetai nedažniausio, praktiškai visada prie senų trobų būdavo, tiesiog stovėdavo lauko tualetas. Nebuvo tokios prabangos, kad gali vidury nakties atsikelt ir savo nusišykt šviesoj ir šilumoj. Ne, eidavai va į lauko tualetą, naktį sėdėdavai ir kakodavai. Nemeluosiu, dar kartais ir dabar ateinu čia nusišykt. O štai čia yra vienas pagrindinių pastatų, tai yra daržinė, klaimas, čia veždom šieną. Ir tvartas. Tvarte laikydavom karves, paršus. Nu, nelaikydavom, senelį laikė, bet dar ir prie manęs buvo, kai karvių turėjo ar kiaulių. Tai kiekvieną vasarą dirbdavom visą vasarą, veždavom šieną, kraudavom į daržę, čia įdžiovindavom ir tada šerdavom karviotėm. O visi laukai būdavo vien bulbos, rugiai, javai, šienas, žolė. Tai visai vasarai buvo darbo va tiek. Tai dėl to tokie darbštus ir užaugom. Nu, čia radau dar senesnių nuotraukų. Čia jau kaip atrodė pats namukas, kai gyveno jame seneliai ir tėvai. Tai va čia va matom ir iš pačių statybų nuotrauką.
Čia paruošinėjo rąstus namo statybai. Va taip va viskas ir vyko. Keturiese vyrai surentė šitą namuką. Senų laikų statybininkai, matot? Irgi be šalmų dirbo. O jūs mum po kiekvienų video rašinėjot, kur šalmai, kur šalmai. Čia va kaimo mergiotės susėdė Imkon. Greičiausia varo iš šokius. O čia mano senelis. Tai žmonės sako, kad aš labai panašus į savo senelį. Nežinau. Ar nemeluoja, galit parašyti komentaruose, ar įžvelgiat panašumų. Ačiū, kad pažiūrėjot, tikiuosi vaizdo įrašas neprailgo. Norėčiau, kad paliktumėt, kas žiūrėjo, kažkokį atsiliepimą apie video, komentarą. Atsakytumėte į klausimą, kurį uždaviau apie kilimus. Ir kitame video apžvelgsime jau kitą etapą. Žengsime šiek tiek toliau. Norėsiu padaryti apžvalgą tai vieno populiariausių sovietinių palikimų, tai yra Alitnamis, Alitukas, Alitaus namas. Tai bandysime apžvelgti, kaip buvo statomi alitukai, kodėl būdavo statomi alitukai ir pažiūrėsim, ar iš tikrųjų alitukai būdavo tokie kiauri ir nekokybiški, kaip dauguma kalba. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai paspausti širdelę po šiuo video, paspausti subscribe, kuo rinksim daugiau peržiūrų, kuo daugiau bus subscriberių, tuo man bus daugiau motivacijos ir važiuosim toliau, nes kelio atgal nebėra. Aš su šituo samovaru pasidarau arbatėlės, pasišildau ir keliausiu atgal į Vilnių. Ačiū visiems, kurie pažiūrėjo. Viso gero, gražios dienos ir iki kito epizodo. Su jumis buvo Bratukas.